Klausimas atkeliavo iš Karalienių klubo, kuriame mes nagrinėjame stipriai įvairias pozicijas moters, ypatingai netinkamas pozicijas santykiuose su savo vyru. Ir viena iš pozicijų yra mamos pozicija, kuri gali būti netgi labai toksiška santykiams ilgalaikėje perspektyvoje. Ir yra klausimas, mamos rolė. Sakai, jog būdama mamos rolėje savo vyrui, nebūsi mama vaikui. O įmanoma, jog būtų abiems mama, būti abiems mama. Čia kažkas panašaus, kaip turi kelis vaikus šeimoje, juk jiems visiems esi mama. Ir čia klausimas yra, ar galima būti mama ir vyrui, ir vaikui tuo pačiu. Iškart pasakau, kad galima ir dauguma moterų taip elgiasi, tačiau jos yra nelaimingos, nes ilgalaikėje perspektyvoje ji neturi vyro, o ji turi vaiką. Kas vyksta santykiuose, pereina santykiai į agresiją. Ir agresija gali būti pasyvi, kažkokia maža, arba gali galiausiai išaugti į labai didelę. Tiek vyras, tiek moteris ilgainėje perspektyvoje ilgainiui norės. Pavyzdžiui, vyras moters, moteris vyro. Ir tampa per sunku pačiai moteriai ant savo pečių nešti energetiškai tai, kas nepriklauso, nes buvo išderinta. Jeigu ji pasigimdo vaikelį ir savo vyrą globojo kaip vaiką, pirmiausia turiu pasakyti tai, kad su savo vaiku jai bus sunku sukurti tinkamą energetinį ryšį. Tai reiškia, kad aš to vaiko tarsi nejusiu, nesuprasiu iki galo jo poreikių, nesuprasiu, ko tas vaikas tarsi nori ir mano motiniški instinktai tarsi bus tokie apsiblausę, tarsi bus neaiškus, tik todėl, kad aš motinos energiją išnaudoju prieš gamtą, aš išnaudoju ją savo vyrui, aš perdėtai jį globoju, aš perdėtai kontroliuoju, perdėtai rūpinuosi. Na, vat viskas pas mane atrodo iš mamos pozicijos santykiuose su vyru ir tai yra labai kenksminga. Gal kai kuriems vyrams gerai, bet paskui prasideda ten kitos problemos, į kurias šiandien neleisiu. Todėl noriu pasakyti, kai mama per savo įsčias, nebūtinai per įsčias, gali būti ir globojamas vaikas, įsivaikinamas, bet kai moteris nusprendžia ir prisima atsakomybę sąmoningai tapti mama, pagimdyti vaiką, planuoti vaiką, įsivaikinti vaiką, ji energetiškai turi tam resurso, ji gauna iš visatos tam resurso ir ji gali pažinti tą vaiką, turėti tą ryšį, tą motinišką instinktą. Kai ji nusprendžia globoti savo vyrą kaip vaiką ir atsistoja į aukštesnę poziciją tam vyrui tarsi kaip motina, ji negauna to resurso, nes ji jam turėtų būti kaip moteris. Ir jinai ten duoda ir paskui vaikas kažkoks gimsta ir sunku jai suprasti tą vaikutį, sunku išgirsti tą vaikutį, sunku jį pamatyti tarsi. Nes visa energija buvo kažkur išvaistoma ne ten. Tai va čia negali būti taip, kad tarsi moteris būna abiems mama ir visi būna patenkinti ir visi gauna tiek, kiek turėtų gauti. Nes jeigu yra tokia tendencija, jeigu moteris savo vyrui yra mama, greičiausiai ji tikrai nebus tiek kantri, kiek leistų jos motiniškas potencialas su savo vaiku. Nebus tiek kantri, kiek galėtų būti. Nes ji jau yra motina dar ir vyrui, tai tos energijos papildomai negauna. Bet kai jinai atsisako jau, išeina iš mamos pozicijos su vyru, ar ne, tada ji atranda tą vaiką visai kitaip ir jos motiniški instinktai gimsta, ji atranda save kaip mamą, ji pradeda mėgauti savo buvimu motina tam vaikučiui, tam globėjui. Tuo tarpu, kai jinai yra mama savo vyrui, ten nėra pasimėgavimo, kartais akimirkose, bet ilgalaikėje perspektyvoje ten yra sunkumas. Dėl to, kad santykiuose su vyru aš turiu atsistoti į lygią poziciją, o būti jam moteris. To trokšta ir vyras, to trokštų visada pasąmoniniu lygmeniu ir aš pati kaip moteris.